Lietuvos žmonių su negalia sąjunga yra visuomeninė organizacija įkurta 1995 metais. Esu Lietuvos žmonių su negalia sąjungos meninių socialinių projektų vadovė bei vadovauju alternatyvios muzikos grupei Impulsas, kurioje muzikuoja žmonės su skirtingomis negaliomis bei meno profesionalai. Organizuoja ir dalyvauja bažnytinėse misterijose, muzikiniuose spektakliuose bei interoperose. Taip pat organizuoja socialinių performansų ir interakcijų sklaidą Lietuvos regionuose, taip atkreipdami dėmesį į svarbias neįgaliųjų problemas. Ir meno forma kviečia susimąstyti ir keisti požiūrį bei gerinti socialinę jų padėtį. Taip pat yra labai svarbus meninės socialinės srities meno žmogaus gerovei forumas, kur susirenka iš įvairių pasaulio šalių menininkai bei specialistai dirbantis meno žmogaus gerovai bei sveikatai srityje ir dalinasi patirtimi savo ir taip gali pasikeisti idėjomis ir taip tobulinti ir gerinti psichosocialinę aplinką ir meno formą kviesti visus geresniam gyvenimui. Taigi norėčiau pristatyti Lietuvos žmonių su negalia sąjungos dar vieną vykdomą projektą, tai yra projektas Be slenksčių. Šio projekto tikslas yra tikrinti, audituoti visuomeninės paskirties objektus ir juos sukelti į mūsų tinklapį. Projekto tikslas skleisti informaciją kuo didesnė, kad žmonės galėtų susipažinti su objektais, į kuriuos jie gali patekti. Taigi žmonės norintys keliauti ir įkelti tam tikrus objektus, kur galbūt jie apsilankė ir žino, kad jie yra prieinami ar riboto prieinamumo, jie šios objektus gali kelti į mūsų tinklapį www.beslenkščių.lt ir šiame tinklapyje bus įkelta ši informacija ir galės pasidalinti su kitais žmonėmis. Žmonių su negalia socialinė integracija tai yra pagrindinis tikslas. Vilniaus neįgaliųjų dienos centras įkurtas yra 2005 metais. Ir nuo to laiko mes stengiamės kuo daugiau neįgaliesiems teikti įvairesnių paslaugų, kurios tenkintų ne tik neįgaliuosius, bet ir kitus bendruomenės narius. Mūsų dienos centre yra kineziterapijos salė, kurioje galime mankštintis. Kinesterapeutas, kuris veda įvairių mankštų užsiėmimus pagal ligos pobūdžius, pagal norą žmogaus. Taip pat galima pas mus atlikti masažą, kurį atlieka profesionalūs masažuotojai. Šiais metais mes turim ir dailės terapiją, įvairūs užimtumo užsiėmimai, kaip ir dekupažo pamoka, kurios metu neįgalieji mokinasi ne tik išdekoruoti savo darbą, bet ir kantrybės jį užbaigiant ir padarant kokybiškų gerų daiktų. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga kitais metais paminės savo veiklos 20-metį. Norėčiau, kad nekistų jos misija, ta, kuri buvo numatyta prieš 20 metų, tai yra požiūrio į žmogų, pagalba ir norėdami, kad keistųsi visuomenė, turime keistis patys. Turime būti ne prašytojais, o aktyviais visuomenės piliečiais. Tokia yra mūsų organizacijos misija ir tikiuosi bus ateityje.